Andrejaus Sklerovo knyga Žmonijos genetinis kodas. Ketvirtoji knygos dalis. Ketvirtojoje knygos dalyje rasite faktus apie galimas alternatyves teorijas, kurios iššaukia abejonės dėl visuotinai priimtų teorijų nepajudamumo ir teisingumo. Seksime toliau, kaip vystėsi mokslo teorijos nuo savo užgimimo ištakų. Tęsinys. Giordano Bruno tikėjo, kad dvasingumas ir materialumas yra du skirtingi subjektai, kurie tuo pat metu yra vieningi savo pagrindu. Nors leisdamėsi šiais gamtos laipteliais, mes atrandame dvigubą substanciją, vieną dvasinę, kitą kūnišką, bet paskutinėje analizėje abu yra suvedami iki vienos būties ir prie vienos ir tos pačios šaknies. J. Bruno dialogai. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju dvasingumas ir materialumas subjektai, kurie visiškai nepavaldus vienas kitam, kaip manė didžioji dauguma filosofų visame pasaulyje, bent jau pastaruosius kelis šimtus metų. Materija nėra pirminė dvasios atžvilgių, kaip ir dvasia nėra pirminė santykyje su materija. Tai yra materialistų ginčia, kur materija yra pirminė, o sąmonė antrinė, o idealistų sąmonė yra pirminė, materija yra antrinė. Neteisios yra abi ginčijančiosios pusės. Kitaip tariant, Giordano Bruno nuomonė, dvasia ir materija yra dvi tos pačios monetos pusės. Ir jų esmė yra jų gilume slypi tam tikra medžiaga, kuri turi ir materijos, ir dvasios savybių tuo pačiu metu. Beje, panaši technika buvo naudojama fizikos filosofijoje XIX–XX amžių sandūroje, santykyje su fiziniais laukais. Prieš tai materija buvo suprantama tik kaip materija, ir fiziniai laukai, kurių savybių atradimas smarkiai skiriasi nuo realių objektų savybių ir sukėlė rimtą filosofijos krizę. Apie tai buvo sakoma rimtai, kad tai materializmo krizė. Ši krizė buvo įveikta, kai laukas ir materija buvo pripažinti dviem materijos formomis, kad tai dvi skirtingos, bet iš esmės tos pačios formos. Substancija nėra pagrindinė lauko atžvilgiu, lygiai taip pat kaip lauko substancija nėra pirminė tikrųjų objektų atžvilgiu. Tai dvi tos pačios monetos pusės. Dabar pritaikykime tą pačią techniką, bet tik tai dvasiai ir materijai. Ką tai duoda? Pagal vieną šaknį, vieną pagrindinį principą, šiuolaikinė fizikos samprata veda prie to, kad yra tam tikri vieningi įstatymai, kuriems paklūsta tiek materialūs, tiek dvasiniai objektai. Šie įstatymai turi natūralią prigimtį ir yra nulemti savybių pačios substancijos, kuri yra pagrindiniai tiek dvasios, tiek materijos atžvilgiu. Ir tokie įstatymų tikrai yra pastebimi. Pavyzdžiui, net žmogaus psichikos savybėse, susijusiomis su grinai dvasinė sfera, galima atskleisti pagrindinių mechanikos dėsnių poveikį. Newtono dėsnius, streso mažinimo principas, sistemos polinkis į potencialios energijos minimumą ir kitą. Ir tt. Be to, vieno pagrindinio principo buvimas lemia tai, kad dvasinis pasaulis tam tikrų mastų pasirodo esas panašus į materialųjį pasaulį, panašus, bet neidentiškas. Kiekvienas iš dviejų pasaulių turi savo, nevienodus įstatymus, bet dėsniai, kurie valdo materialinius objektus, yra analogiški dvasinių objektų dėsniams, vėlgi panašus, bet neidentiškas. Tokiais atvejais fizikai kalba apie simetrijos buvimą. Pavyzdžiui, simetrija gali atsirasti net bendroje lygčių formoje. Taigi gili gravitacijos vienybė ir elektromagnetizmas lemia beveik visišką panašumą Newtono lygtyje dviejų, turinčių kulono dėsnį pritraukimui įkrautų dalelių. Tik vienu atveju lygtyje yra kūnų masės, o kitoje krūvių dydžiai. Tačiau tarp šių dviejų pasaulių yra ir rimtų skirtumų. Jeigu materialusis makrokosmosas pavaldus deterministiniams dėsniams, tada dvaškiame nematerialiame pasaulyje viešpatauja tikimybiniai, kaip ir materialiame mikrokosmose. Pilna ir išsami analizė prie viso to gali privesti pateikiamas panašus dvasinio ir materialaus susitaikymas pateikiamas mano traktate Dvasios fizikos pagrindai, kuris paskelbtas internete, išspausdintą traktatą išleido Veche ir vadinamas visatos kodu, o norintis gali su juo susipažinti. Čia mes sutelksime dėmesį tik į keletą punktų, kurie yra tiesiogiai susiję su evoliuciniais klausimais. Pirmas momentas. Viena rimčiausių visos evoliucijos teorijos problemų buvo vadinamasis antrasis termodinamikos dėsnis. Pagal šį principą entropijai, fiziniai sistemai būdingai energija, bet kokia uždara izoliuota sistema niekaip negali mažėti, ji gali tik padidėti arba likti ankstesnio lygio.
Evoliucija, plačiaja jos prasme, lydi struktūrizavimo, komplikacijos ir visatos elementų išsidėstymą, o tai yra negentropinis procesas, tai yra vykstantis su entropijos sumažėjimu. Tokiai uždarai sistemai, kurią pristato mokslininkai mūsų visatoje, šį procesą draudžia antrasis termodinamikos dėsnis. Tai ne tik suteikė argumentus kreacionistams, bet ir sukėlė rimtą galvos skausmą net besąlygiškos evoliucijos teorijos šalininkams. Paprastai, negentropiniai procesai laukinėje gamtoje paaiškinami tuo, kad gyvi daiktai yra atviros, o ne uždaros sistemos. Uždaros sistemos, griežtąja to žodžio prasme, yra itin retos, o atviros sistemos, negentropiniai procesai yra visiškai įmanomi. Jų vyksmui reikalingas tik energijos tekimas į sistemą iš išorės. Kaip po tokius energijos šaltinius, laukiniai gamtai Žemėje įprasta laikyti Saulės energiją ir cheminės reakcijos energiją, vykstančias gyvoje sistemoje. Bet visatos kaip visumos nuo evoliucijos problemos toks paaiškinimas klausimų nenuima. Norėdami įspręsti šią entropijos problemą, kreipiamės į sistemų teoriją, kurioje gali būti bet koks pateikiamas objektas kaip elementų sistema su vienu ar daugiau skirtingų sudėtingumo laipsnių. Pagal sistemų teoriją, bet kurios sistemos savybės lemia 3 veiksniai – sistemos elementų savybės, santykiai tarp elementų, tai yra jų sąveika, ir sistemos struktūra. Bet kurios sistemos struktūra lemia santykių tvarka tarp sistemos elementų ir kuo sudėtingesnė struktūra turi sistema, tuo didesnis santykių tvarkingumas tarp elementų. Kita vertus, yra tiesioginis santykis tarp sistemos elementų rikiuotės ir jos entropijos. Iš tikrųjų, entropija yra sistemos sutrikimo matas. Taip pat ryšys tarp entropijos ir sistemos neapibrėžtumo. O kuo didesnis sistemos sutrikimas, tuo didesnis jos neapibrėžtumas ir tuo didesnis sistemos entropija. Tačiau ta pati sistemų teorija sako, kad mažėjantis sistemos neapibrėžtumas prisideda prie sistemos gaunamos informacijos. Taigi, kai sistema gauna informaciją, ji sumažina sistemos neapibrėžtumą ir taigi jos entropiją. Be to, gautos informacijos kiekis yra lygus sumai, dėl kurios entropija mažėja. Ir mes gauname tiesioginį ryšį tarp medžiagos kiekio, entropija, ir neapčiuopiamo kiekio, informacija. Belieka daryti tik vieną prielaidą ir viskas susistato į savo vietas. Jie yra tokia. Informacija įneša energiją į sistemą. Juk entropija yra energijos sąvoka. Tai yra, informacija turi tam tikrą specifinę energijos rūšį, kuri, kaip ir pati informacija, yra neapčiuopiama. Neapčiuopiama, bet visai neantgamtiška, juk apie antgamtinę informaciją teorijoje neina kalba. Tada evoliucijos būdas pažeidžia antrąjį termodinamikos dėsnį, pasirodo esas ne kas kita kaip iliuzija. Nes jie atsiranda dėl to, kad informacinė energija iškrenta iš svarstomojo faktoriaus. Informacinės energijos apskaita pašalina visus prieštaravimus. Dėl to į analizę įtraukiami nematerialūs, bet tuo pačiu metu visiškai natūralūs veiksniai – informacija ir informacinė energija, kurie leidžia pašalinti antrąją termodinamikos problemą, evoliucijos pradžią net ir uždaro tipo visatoje kaip visumoje. Antras momentas. Kaip minėta anksčiau, dviejų pasaulių vienybė, dvasinių ir materialaus, lemia tam tikrą jų panašumą ir dėsnių simetriją. Materialime pasaulyje yra 4 pagrindiniai sąveikos dalykai, iš kurių 2 yra gravitacinės ir elektromagnetinės, nurodo į makrokosmosą, o kitos 2 stiprų ir silpną darbą mikrokosmose. Vienybės pagrindiniai dviejų pasaulių principai veda prie to, kad dvasinėme nematerialiame pasaulyje turi būti tam tikri jų esminės sąveikos analogai. Ir tokių analogų tikrai randama. Taigi analogas elektromagnetinės sąveikos, kuri yra dvikrypti, sukelia objektų trauką ir atstūmimą, pasirodo yra rezonansinė disonansinė sąveika, kuri taip pat sukelia trauką ir atstūmimą tik nematerialioje erdvėje, nematerialus objektus. Šios sąveikos buvimas skatina gerai ištyrinėti nematerialius reiškinius, įskaitant žmogaus sąmonės ir pasąmonės savybės, žmonių, mažų ir didelių bendrovinių grupių elgesio modelius ir kita. Vienakryptis analogas, iššaukiantis tik trauką, gravitacinės sąveikos nematerialiame pasaulyje, pasirodo esąs struktūrinė sąveika, kuri taip pat sukelia tik trauką nematerialių objektų vienas kitam. Trauka vėl į nematerialią erdvę. Bet jei kuo didesnė gravitacinė sąveika, tuo didesnė masė sąveikojančių objektų, o tai jau lemia masių padidėjimą, ir kuo struktūrinė sąveika stipresnė, tuo didesnis objektų struktūros sudėtingumo laipsnis. Iš čia ir sąveikos pavadinimas. Tuo labiau padidėja struktūros sudėtingumo laipsnis. Ir tai yra pats procesas, su kuriuo mes neatsiejamai susijame evoliucijos sampratą.
Struktūrinės sąveikos veiksmas pasirodo esas tam tikrų mastų panašus į gravitacijos veikimą. Jei gravitacija yra atsakinga už pasaulinę evoliuciją materialiems objektams, pavyzdžiui, žvaigždės ir planetos, tada struktūrinis gyvojo pasaulio evoliucijai. Iš esmės tai yra du vieno bendro evoliucijos proceso komponentai. Ir jeigu atidžiau pažiūrėti, paaiškės, kad gravitacinė sąveika yra niekas kita nei tangentinė energija, pasak Teilordo de Chardin. O struktūrinė sąveika – chardininė radialinė energija, veikianti Lamarko pagrindu pažangos siekime. Pasirodo, tas progresas, laikoma, kad procesas susijęs su gyvųjų sistemų struktūros komplikacija, yra tiesioginis veiksmo rezultatas ir struktūrinės sąveikos pasekmė. O pažangos troškimas – tik sistemos noro rezultatas ir pasekmė minimaliai potencialiai energijai. Visai kaip masyvūs kūnai traukia vienas kitą ir sudaro vientisą kūną, yra bendro troškimo rezultatas ir pasekmė šių sistemos kūnų iki minimumo savo potencialios energijos. Įprastas fizikos dėsnis ir jokios dieviškos valios nėra nieko antgamtiško. Iš struktūrinio lauko savybių ir bendrųjų fizinių dėsnių automatiškai dėl antrojo, trečiojo ir kitų tvarkų išplaukia tokios gerai žinomos evoliucijos savybės, kaip pagreitis, šuoliai ir kryptingumas į šoną didinantis laisvę nuo išorinių sąlygų laipsnį, pagal Chardiną ir kiti. Ir tikimybinių dėsnių dominavimas šiuose procesuose nustato modelius, kurie suformavo Bergo mamogenezės teorijos pagrindą. Anksčiau. Be to, šio požiūrio rėmuose gana natūraliai ir nuosekliai pasirodo ne tik gyvybės kilmė, bet ir savimonės pasirodymas. Tai yra tokio reiškinio atsiradimas kaip žmogus. Daugiau apie tai galite perskaityti aukščiau minėtą traktate Dvasios fizikos pagrindai. O čia mums svarbu, kad galų gale gautume bendrą evoliucijos proceso mechanizmo vaizdą, kuris pasirodys daug daugiau atitinkantis Lamarką, o visai ne Darvino pažiūras. Bet kaip su žmogaus kilme? O ar jo išvaizda visiškai atitinka evoliucijos teoriją? Jau ne pagal Darviną, o visiškai pagal kitokią teoriją. Ar vis tiek reikia kažkokio dieviško antgamtinio įsikišimo? Pirmiausia, grįžkime prie Darvino. Darvinas apie žmogaus kilmę. Kaip minėta anksčiau, knygoje apie rūšių kilmę, kurią Darvinas laikė pagrindiniu savo gyvenimo darbo apie žmogų ir kurioje praktiškai nieko nebuvo pasakyta. Ir praėjus 12 metų po šio darbo, 1871 metais, Darvinas sukūrė labai didelės apimties veikalą Žmogaus pasirodymas ir seksualinė atranka, kuriame yra 21 skyrius. Įvade Darvinas paaiškino savo ketinimą, kadangi natūralių rūšių kilmės idėjos, bet nenatūralios atrankos, jau nugalėjo savarankiškų kūrinių idėją, bet vis tiek niekada nieko nebuvo rimtai svarstyta apie jokią rūšį, atėjo laikas pritaikyti šią idėją konkrečioms rūšims, kur autorius pasirinko žmogų. Tai buvo tiesa, bet ne visa tiesa ir net ne pagrindinė jos dalis. Pagrindinė tiesa, mano nuomonė, buvo ta visuomenė, kuri tikėjosi iš Darvino išgirsti būtent žmogaus kilmės teoriją, ir ji, net ir turėdama liberaliausią požiūrį į logiką, iš natūralios atrankos idėjos nepavyko nieko išvesti. Jų Čaikovskis evoliucija. Visuomenė pagaliau sulaukė. Darvinas nusprendė tiesiogiai kalbėti apie žmogaus beždžionišką kilmę. Evoliucija kaip tokia ir kaip bendras procesas iš karto atsitraukė į antrą planą, bent jau paprastam skaitytojui. Ką Darvinas pasiūlė paprastam skaitytojui? Žmogaus ir beždžionių skeleto sandaros panašumas, pagal Huxley. Pirmajame savo darbo skyriuje Darvinas pateikė 3 grupės faktų, kurios jas laikė žmogaus kilmės įrodymų iš kažkokios žemesnės formos. Iš karto pasakysiu, faktai buvo nustatyti kitų tyrinėtojų, tik Darvinas juos apibendrina ir analizuoja. Pirmoji grupė apima homologinius, tai ji panašius, žmones ir žemesniųjų gyvūnų formacijas, ir daugybę žmogaus ir žemesniųjų gyvūnų panašumus. Šie panašumai apima ne tik bendrą kūno konstrukcijos tipą, bet ir daugelį anatominių detalių, fiziologinę ir biologinę prigimtį. Kita faktų grupė yra susijusi su embriono vystymusi. Darvinas pabrėžia, kad žmogaus embrionas yra ypač panašus į beždžionės vaisių. Be to jis pažymi, kad žmogaus vaisius daugeliu atžvilgių panašus į kai kurių suaugusių gyvūnų formas. Embrionų panašumas ankstyvosiose vystymosi stadijose. Trečioji faktų grupė yra susijusi su vestigialiniais organais.
Jai Darvinas skyrė daug daugiau dėmesio nei pirmosioms 2 kartų paėmus. Ir tai nėra atsitiktinumas. Faktas yra tas, kad tiek organų homologija, tiek gemalo linijos panašumo plėtra naudojo ne tik šalininkai, bet ir evoliucinio požiūrio priešininkai. Oponentai juos naudojo kaip kažkokį įrodymą, vieningo protingo plano, kurį tariamai pasirinko dieviškoji valia, kurdama gyvūnus. Tokios idėjos autoris buvo pavyzdys Louis Agassiz, kuris manė, kad tai pagrįstas planas, taip pat kaip ir paleontologinių formų pasikeitimas. Agassiz laikė gyvų būtybių hierarchiją, raidą ir faunos kaitą Žemės istorijoje kaip savotišką triadą, atspindinčią kūrėjo ketinimą, kuris taip tariamai įgyvendino savo tobulėjimo idėją. Pasak Darvino, vestigialiniai organai prarado savo pagrindinę reikšmę evoliucinio vystymosi eigoje, kurie žmogui liko kaip nenaudingas perteklius. Atitinkamai jie buvo evoliucijos įrodymas. Nors toliau, mano nuomonė, jei norisi, jie gali būti interpretuojami kaip vieno plano detalės. Čia pažymiu, kad aš asmeniškai laikausi evoliucijos nuomonės ir esu linkęs svarstyti pirmiau minėtas 3 grupės faktų kaip evoliucijos proceso įrodymą. Tačiau užimdamas nešališko pašalinio asmens stebėtojo poziciją, negaliu pripažinti, kad tai tik liudijimai, bet jokių būdų ne evoliucijos įrodymas, kaip dažnai pateikiama. Be to, įrodymai, kad jie gali būti interpretuojami kaip to paties pasireiškimo protingas planas. Antrasis skyrius skirtas Darvino idėjoms apie būdus, kuriuo vyko žmogaus išsivystymas iš kažkokios žemesnės formos. Jis pradeda cituodamas faktus, kurie rodo, kad dabartinis žmogus patiria daugybę pokyčių ir kad šis kintamumas daugeliu atvejų yra apimantis visus žmogaus organus ir užtvirtinamas paveldimumu. Kaip priežastis žmonių kintamumui, Darvinas laiko tiesioginį gyvenimą sąlygų poveikį, padidėjusio fizinio krūvo poveikį arba organų ir kūno dalių nemankštinimą. Be to, Darvinas prieina prie išvados, kad kintamumo priežastis žmonėms ir gyvūnams yra vienodi ir juose aptinkami panašūs ženklai su panašiais pokyčiais. Tada, atiduodamas duoklę Maltuso idėjoms, Darvinas pateikė įvairius pasvarstymus apie reprodukcijos greitį žmonių dabartyje ir jo pusiau žmogiškiems protėviams. Prisiminkite tą Maltuso išvadą, kurioje kažkokį geometrinį gyventojų skaičiaus augimo progresavimą patvirtino Darvinas, kaip vieną iš natūralios atrankos priežasčių, nepraėjusio laiko patikrinimo ir empiriniais duomenimis. Toliau Darvinas svarsto gamtos vaidmenį atrankoje žmogaus kilmės procese. Reikšminga šios skyriaus dalis yra bandymas paneigti Volasą, kuris manė, kad neįmanoma paaiškinti, nuomonių naudojant natūralios atrankos teoriją, atsiradimo ir svarbiausių fizinių ir psichinių savybių ugdymą ir žmogaus bruožus. Valasas manė, kad nei vertikali kūno padėtis, nei pėdos atramos tipas, nei didelės ir sudėtingos galvos smegenys, nei kalbos organai, nei nuo plaukų apnuoginta oda negalėjo atsirasti kaip natūralios atrankos rezultatas, nes arba primityviam žmogui neatnešė jokios naudos, kaip pavyzdžiui didelės smegenys ir kalbos organai, arba kėlė tiesioginę žalą, pavyzdžiui pėdos sugrėbimo funkcijos praradimas ir kūno plaukotumo praradimas. Remdamasis tuo, Valas daro išvadą, kad žmogaus raida nadovavosi kažkokia aukštesnė protinga būtybė, kuri nukreipia tobulėjimą prie siekio ypatingam tikslui, kaip ir žmogus vadovauja gyvūnų ir augalų formų vystymuisi dirbtinės atrankos metu. Ar vaikščiojimas 2 kojomis turi kokį nors privalumų? Kita vertus, Darvinas laikosi tokios pozicijos, kad mūsų protėviams buvo naudinga pereiti prie vaikščiojimo 2 kojomis, atlaisvinant nuo vaikščiojimo rankas, nes jos atitinka stačios laikysenos fizinės sandaros ypatybės, kurios suteikia asmeniui galimybę pasigaminti įrankius, kurianti ugnį, treniruotis ieties ir akmenų metimo į taikinį tikslumą. Dydžio vystimasis ir smegenų ir kalbos gebėjimai taip pat suteikia žmonėms tam tikrų privalumų. Kai žmogaus protėviai priimdavo vis ilgiau labiau vertikalią padėtį, pėdų forma palaipsniui keitėsi, bet keitėsi ir kitos kūno dalys. Išsiplėtė dubens, stuburo išlinkimai būdingi žmogui, galva užėmė kitokią padėtį, lyginant su gyvūnais. Laisvos rankos ir sugebėjimas naudotis akmenis ir kuoką kovose su priešais, žandikaulių ir dantų sukandimo galios sumažėjimas, kuris dabar yra daugiausia skirtas kramtymui. Žandikaulio sumažėjimas lėmė kramtymo raumenų susilpnėjimą,
o tai savo ruoštų sukėlė posūkį kaukolės ketaros sumažėjime. Smegenų padidėjimas savo ruoštų turėjo papildomą poveikį kaukolės formai ir suteikė žmogui būdingų bruožų. Fizinių žmonių silpnumo gausą kompensuoja jo protiniai gebėjimai ir socialiniai polinkiai. Visi šie pokyčiai, pasak Darvino, atsirado dėl kovos už būvį ir dėl natūralios atrankos, ir natūrali atranka skatino sustiprintą įvairių kūno dalių mankštinimąsi. Atkreipkite dėmesį, kad ginčai dėl evoliucinio pranašumo, o todėl ir atsiradimo galimybės evoliucijos eigoje, tam tikrų minėtų skirtumų tarp žmogaus ir gyvūnų, išlieka iki šiol. Taigi, sakykime, perėjimas prie dvikojų, remiantis visa natūralios atrankos logika, dėl atitinkamo pokyčių dubens kaulų padėčiai, dėl ko susiaurėja bendrasis gimdymo kanalas, neturėtų padidinti kaukolės dydžio su smegenimis, o pereiti prie jų sumažėjimo. Realiai stebimas žmogaus protėvių smegenų padidėjimas vyko dėl papildomų pasikeitimų. Dubens kaulų mobilumas gimdymo metu ir vaiko gimimas su nesusiformavusia kaukolė. Be to, šie papildomi pasikeitimai turėjo būti įtraukti ne kaip vienetinis atsitiktinių variacijų rezultatas, o turėjo būti derinamas su kūno padėties pokyčiais. Kokiu būdu įtraukė šiuos papildomus mechanizmus vietoje tiesioginių poveikių, privedančio prie galvos smegenų dydžio sumažėjimo, iš natūralios atrankos teorijos visiškai nėra aišku. Darvino argumentai čia bejėgi. Įdomi yra savotiška Darvino žmogaus plaukų slinkimo pozicija šiuo klausimu. Jis atmeta prielaidą, kad žmogus tapo nuogas dėl saulės apšvitinimo arba dėl to, kad jį išgelbėjo plaukų nebuvimas nuo vabzdžių, parazitų. Žmonių kūno plaukų išnykimo priežastyje Darvinas įžvelgė seksualinę atranką, manydamas, kad vyrai ir moteris palaipsniui prarado plaukus dėl patrauklumo pirmenybės, kurios pasirodė netokios patrauklios nei plaukuoti priešingos lyties asmenys. Šie Darvino svarstymai negavo plėtros ir dabar mažai žinomi plačiajai visuomeniai. Be ginčių, dabar visuomenėje pirmenybė tikrai teikiama žmonėms, kurie ant kūno neturi vešlios augmenijos, nors kiekvienas turi savo skonį ir jis pas visus skirtingas. O moteris įdeda daug pastangų išlaikyti absoliutų kojų odos lygumą. Tačiau prielaida, kad šios pirmenybės istorija turi šimtus tūkstančius ar net milijonus metų, kaip reikalauja šiuolaikiniai požiūriai į žmogaus kilmę. Švelniai tariant, labai abejotini. Pabrėžiamas Darvino argumentų silpnumas. Tarkim tuo, kad tiesiog intimėje žmogaus zonoje, kai pasiekiamas brandumas, atsiranda plaukų. Ir kartais labai vešlių. Lygios kojos ne tik moterų svajonė. Trečiasis knygos žmogaus kilmė ir seksualinė atranka skyrius yra skirtas palyginti žmogaus ir gyvūnų protinius gebėjimus. Darvino pagrindinė idėja, pateikta šiame skyriuje, susideda iš to, kad jokio pagrindinio, gilaus, kokybinio skirtumo pagal protinius gebėjimus tarp žmogaus ir aukštesniųjų žinduolių neegzistuoja. Darvinas siekia įrodyti, kad aukštesniuosiuose žinduoliuose galima įžvelgti žmogaus jausmus, smalsumą, mėgdžiojimą, dėmesį, atmintį, vaizduotę ir netgi vaizduotės gebėjimus dar jų prasidėjimo stadijoje, pasak pagal kuriuos žmogus paprastai ir skiriasi nuo gyvūnų – protų, gebėjimų naudotis įrankiais ir jų tobulinimu, kalba, grožio jausmais ir panašiai. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina šias Darvino išvadas apie gebėjimus atsiskleisti kai kuriuose aukštesnio lygio gyvūnuose, kurie kartais tiesiog stebina mūsų vaizduotę. Taigi, tarkim, tirdami šimpanzių bandos gyvenimą, buvo atrasta tokia galimybė tokiai veiklai, kuri tarp žmonių vadintume politika. Tuo pačiu metu beždžionės ne tik demonstravo politinį elgesį momentinėje situacijoje, bet galėjo veikti ir dėl to, kad padidinti savo įtaką ateities artimiesiems. Reikšmingą vietą trečiajame skyriuje užima klausimas apie kalbos kilmę. Darvinas daro išvadą, kad artikuliuotos kalbos kilmė kilo iš mėgdžiojimo ir įvairių gamtos garsų modifikacijos ir kitų gyvūnų garsų mėgdžiojimo ir kaip jų pačių instinktyvūs garsai. Skirtumas tarp žmonių ir gyvūnų šiuo atžvilgiu, pasak Darvino, susideda tik iš to, kad žmogus turi žymiai didesnį gebėjimą asocijuoti mintyse garsų ir įsivaizdavimo įvairovę. Žinoma, žmogus skolingas visa dėka aukštų savo protinių gebėjimų išsivystymų. Darvinas toliau pateikė susiformavimo analogiją skirtingoms kalboms, augalų rūšims ir gyvūnų kilmiai. Šimpanzių banda turi savo hierarchiją. Ketvirtasis skyrius skirtas žmogaus socialinėms polinkiams ir jo moraliniams jausmams. Pagrindinė Darvino išvada slypi tame, kad pirmasis žmogaus moralinio nusiteikimo pagrindas – jo socialiniai instinktai.
Didžiulis poveikis šių socialinių instinktų žmoguje, jų gebėjimas nugalėti alkio jausmą ar savisaugos jausmą paaiškinamas tuo, kad socialiniai instinktai yra daug pastovesni už visus kitus ir skatinami visuomenės. Ir kaip parodė vėlesni tyrimai, moralinio elgesio prasidėjimas buvo nustatytas gyvūnų pasaulyje gerokai anksčiau, dar prieš žmogaus atsiradimą. Daugelie gyvūnų bendruomenių galioja įstatymai, kuriuos pagrįstai galime vadinti pradžios moralę. Bandoje gyvūnai, kaip taisyklė, nesukelia kenkimo vienas kitam. Priešingai, dažnai padeda broliams, kartu ginasi, ieško maisto, jų grupėse karaliauja griežtos taisyklės, tvarka, sudėtinga hierarchija. Todėl pagrindiniai moralės dėsniai yra instinktyvūs. Niekas nesistebi būdingų kiekvieno gyvūno savisaugos individo instinktų. Nieko nestebina ir instinktas giminės pratesimui. Visi supranta, kad jie yra būdingi viskam, kas gyva. Bet instinktyvi moralė, noras nekenkti vienas kitam, turėtų būti vadinamas kolektyvinės savisaugos instinktu. Be tokio instinkto gyvūnų bandos tiesiog išmirtų. Galima manyti, kad kolektyvinis savisaugos instinktas yra draudimas žudyti artimuosius, verčiantis mėgdžioti vyresniuosius ir visą tai žmogus visą apimtimi paveldėjo iš savo protėvių gyvūnų. M. Hulaki. Amžinas dvasios neramumas. Drambliams taip pat nesvetimas moralinis jausmas. 5 skyriuje Darvinas analizuoja klausimą, kaip protiniai ir moraliniai gebėjimai vystėsi primityviaisiais laikais ir tarp civilizuotų tautų. Jo nuomonė, šie sugebėjimai turėjo išskirtiniai didelę reikšmę primityviam žmogui ir į beždžionės panašiems pirmuonėms. Taigi ir Darvinas manė, kad būtina pripažinti, kad jie tobulėjo ir vystėsi veikiant natūraliai atrankai. Darvinas iškėlė prielaidą, kad žmonės įgyja įprotį padėti kitiems, visų pirma iš savanaudiškų motyvų, tikintis sulaukti pagalbos savo ruoštų ir kartoti įprotį daryti gerą, kad jis galėtų tapti paveldimu. Taip pat atsirado dėl šio įpročio ir simpatijos jausmas. Dar stipresnė paskata moraliai tobulėti, anot Darvino, buvo savo rūšies pritarimas arba pasmerkimas. Tačiau šis viešas instinktas buvo įgytas natūralios atrankos būdu. Pagaliau, jei moralinis jausmas, būdamas aukštame savo išsivystymą lygyje, davė labai mažai pranašumo savo savininkui, lyginant su kitais kolektyvo nariais. Tuomet, pasak Darvino, visas kolektyvas kaip visuma įgijo didžiulį pranašumą prieš kitus kolektyvus dėl to, kad jie turėjo savo aplinkoje daug moralių žmonių. Tačiau toje dalyje, kuris skirta gamtos įtakai atrankoje civilizuotoms tautoms, pas Darvinas buvo priverstas teigti, kad natūralios atrankos teorija yra bejėgė paaiškinti, pavyzdžiui, kultūros pakilimą ir nuosmukį. Kultūros pakilimą ir kritimą natūrali atranka nepaaiškina. 6 skyrius skirtas kaip tik tam, ko taip ilgai laukia plačioji visuomenė iš Darvino – žmogaus genealogijos klausimo, taip pat jo atsiradimo vietos ir laiko. Darvino nuomonė, genealoginiu požiūriu žmogus sudaro tik ypatingą šeimą, o gal net vienintelį pošeimį. Remiantis daugybę panašumų, žmogiškasis sudėjimas turi panašumų su antropomorfiniu beždžionių struktūra. Jis priėjo prie išvados, kad mūsų protėvis buvo kažkoks senovės antropoidų pogrupio narys. Nors Darvinas daro labai svarbų įspėjimą, nurodantis, kad nereikėtų sakyti, kad senovės visoms beždžionėms jų protėvių buvo išskirtinai beždžionė, neišskiriant žmogaus, buvo identiškas arba net vienintelis labai panašus į bet kurią iš esamų beždžionių. Darvinas nemano, kad galima tiksliai nustatyti laikotarpį, kai žmonija atsiskyrė nuo primatų šeimos medžio šakos. Jis teigia, kad šis išsiskyrimas galėjo įvykti eoceno laikotarpyje, prasidėjęs prieš 56 milijonus metų ir pasibaigęs maždaug prieš 34 milijonus metų prieš dabartį. Kalbant apie žmogaus kilmės vietą, Darvinas anksčiau išbraukė 2 Amerikos žemynus – Australiją ir Vandenyno salas, ir kas atribojo žmogaus protėvių namus nuo senojo pasaulio. Kartu jis išskiria Afriką kaip sritį, kurioje labiausiai tikėtina, kad gyveno gorilos ir šimpanzės protėviai. O kadangi šios dvi rūšys yra artimiausi žmogaus giminaičiai, tai yra prielaida, kad mūsų senovės protėviai gyveno Afrikoje, o ne jokiame kitame žemyne. Ir kas tampa dar labiau tikėtina – Charles Darwin, žmogaus kilmė ir seksualinė atranka. Taigi dabartiniai tyrimai apie įvairius profilius, tiksliai nurodant individo kilmę iš Afrikos žemyno, grąžina prie Darvino prielaidos, kurioje vis dėlto buvo priversta padaryti išlygą, kad aptikta beždžionė, Dryopithecus, Europos mioceno sluoksniuose neleidžia svarstyti klausimo Afrikos protėvių namų kaip galutinio. Darvinas cituoja afrikietišką versiją su prielaida, kad plaukų slinkimas įvyko karštame klimate.
Apie karštą žmogaus protėvių namų klimatą liudija jo nuomonė, kad mūsų protėvis valgė pirmiausia daržoves ir vaisius, jeigu grįsti analogiją su beždžionėmis. Prabėgomis pažymime, kad Darvino pateikti argumentai Afrikos protėvių namų versiją sustiprina gana silpnai. Atkurdamas žemesnės žmogaus genealogijos pakopas, Darvinas nubrėžė kitą mažėjančią mūsų protėvių seriją – žemiau stovinčių siaurasnukių beždžionių, lemūrų, senovės gyvagimių protėvius žindulius, senovinius marsupialus, senovės monotremus. Varliagyvis, žuvis, pavyzdžiui, žvinuotus padarus panašius į lancetą, jūros gyvūnus panašius į gyvų ascidijų lervas. Darvinas baigė skyrių išvaizdos atkūrimo patirtimi ir mūsų protėvio medžiagų struktūros vestigialinių organų pagrindu. Dryopitekas – rekonstrukcija. 7 skyriuje Darvinas išnagrinėja daugybę klausimų priklausančių žmonių rasėms. Detaliai pasverdamas daugybę faktų ir pasvarstymų, kurios galima pateikti žmonių rasių pripažinimui į atskiras rūšis, Darvinas tada analizuoja argumentus, kurie naudingi priešingam požiūriui. Galų gale jis prieina išvados, kad nėra svarbu nuspręsti, ar žiūrėti į vadinamąsias žmonių rases kaip į rasės rūšis ar porūšius, nors pastarasis pavadinimas atrodo labiau patikimas. Tai, ką Darvinas primygtinai perša, yra visos žmonių rasės kilmė iš protėvių, kurie priklausė vienai rūšiai, tai yra iš vienos bendros šaknies. Šioje vienybėje žmonių rasių kilmė Darvinas įteigė kaip didžiulį skirtingų rasių panašumą. Svarstydamas rasių atsiradimo priežasčių klausimą, Darvinas prieina prie išvados, kad būdingiausių žmogaus rasių bruožų negalima paaiškinti tiesioginę įvairių gyvenimo sąlygų įtaką. Tam tikram, nors ir nedideliam vaidmeniui rasės formavimosi procese, Darvinas yra pasirengęs duoti sumažintą arba padidėjusi krūvį organams, taip pat koreliacinį kintamumą. Kalbant apie natūralią atranką, Darvinas nelaiko būtinumu, kad šiam atveju galima suteikti didelę reikšmę, nes ne vienas iš išorinių skirtumų tarp žmonių rasių neatneša tiesioginės ar ypatingos naudos. Apie prisitaikantį naudingą reikšmių rasinių savybių nebuvimo faktą liudija jo nuomonė jų didelis kintamumas. Pripažįstamas, kad neįmanoma paaiškinti skirtingų rasių kilmės natūralios atrankos būdu, Darvinas iškelia į pagrindinį vaidmenį kaip varomąjį veiksnį šiame procese seksualinę atranką. Nors pas jis buvo priverstas padaryti išlygą, kad tokia pozicija nėra griežtai įrodyta ir kad ne visi skirtumai tarp rasių gali būti paaiškinti šiuo principu. Sąžiningumo dėliai pažymime, kad šiuolaikinis mokslas nėra pažengęs toliau nuo Darvino. Rasių kilmė iki šiol nepaaiškinta. Kol kas niekam nepavyko apibendrinti nors kokią suprantamą teoriją, kuriai ypač trukdo negatyvus požiūris šiuolaikinės visuomenės klausimo iškėlimas apie rasių skirtumus vienai nuo kitos. Žmonių rasių kilmė yra neišspręstas klausimas. Darvinas pateikė daug faktinės medžiagos paimtos iš zoologijos. Šio klausimo svarstymui ir antriniam liutiniam požymiam analizei žemesnėse klasėse gyvūnų pasaulyje, o taip pat vabzdžiuose, žuvise, varliagyviuose, ropliuose, žinduolyse, įskaitant beždžiones, Darvinas tam skyrė liūto dalį visoje savo knygoje, nuo 8 iki 18 skyrio imtinai. Tik 19 skyriuje visa galva Darvinas vėl grįžta prie žmogaus ir užsiema išsame analizę šiame ir 20 skyriuose, antriniam žmogaus seksualiniams savybėms ir jų formavimosi procesams. 21 skyrius yra bendra apžvalga ir visos knygos pabaiga. Žmogaus kilmės ir seksualinės atrankos veikalas, kuris laikomas darvinizme esminių darbų šiuo klausimu, yra ganėtinai per trumpas. 4 dalies pabaiga. Taigi, šioje dalyje dominuoja sausi moksliniai faktai, kurie gali daryti šios dalies medžiagą neįdomią. Tačiau tai daryti yra būtina, kad nesugriūtų šios knygos minčių dėstymo grandis. Beje, šie sausi moksliniai faktai neleidžia būti šališku vienu ar kitu klausimu ir yra grindžiami faktais, o ne įvairiomis galimybių teorijomis. Turiu pastebėti, kad vis dėlto jau šioje dalyje atsiranda ir įsibėgėja intriga dėl žmogaus kilmės. Kuo toliau, tuo bus tik tai įdomiau.